Sveiki gerbimieji. Noriu rašyti dar vieną tokią video, nes pagal tokią situaciją, vienas kreipėsi buvęs klientas su tokia pretenzija. Žmogus įsigijo šilumos siurblį Oras prieš 1,5 metų, naudojasi jo, šilumos siurblys dirba be jokių ten gedimų. Bet žmogus pasireiškia, kad jam nepatinka jo darbas, jis nėra labai patenkintas jo ir žodžiu sako, kad jūs pasiimkite atgal tą šilumos siurblį, išmontuokit ir grąžinkit man pinigus, arba pakeiskit man į naują geresnį žymiai, nemokamai žinoma. Tokia situacija, kaip sakoma. Aišku, aš niekada nenoriu, nelinkiu kažko, tai kaip sakoma, nėra noriu pyktis su klientais arba kad būtų kažkokia konfliktinė situacija, bet iš tikrųjų visokių niuansų būna ir dabar mes turim suprasti pagal situaciją, kad jeigu žmogus 1,5 metų, jis pats pasirinko tą šilumos siurblį, nes aš, kaip visada beveik, kai sakoma, jeigu žmogus nėra jau nustačiusi kokią šilumos siurblį pirkti, aš jam duodu pasirinkimą, kadangi pas mus labai didelis pasirinkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje komfortobustas.lt. Mes nedirbom tik su vienu brandu, su vienu atstovu, turim keletą variantų, gana daug variantų tų. Ir dėl to aš klausiu žmogų, ką jam reikia, ką jis maždaug domisi, kokių jam variantų pasiūlyti ir siūlau keletą variantų. Ir aišku, dažnai žmogus pasirenka pačią pigiausią, nes sako, tas per brangus man, aš nenoriu tiek mokėti pinigų. Perka pačią pigiausią variantą, po to, kaip dabar pasireiškia šitas klientas, jis su praėjusi 1,5 metų suprato, kad nori kažką geresnio ir dabar, kaip sakoma, sako, grąžinkit man pinigus, paimkit šitą arba pakeiskit į kitą geresnį nemokamai. Tai tokie, aišku, dalykai mes negalim padaryti, kadangi, čia jau, kaip sakoma, viršūnė. Žmogus turi apsispręsti, pas mus yra surašyta visi parametrai šilumos siurblių ir mes galim prakonsultuoti, pasakyti, ko vienas geresnis už kitą ir ar verta permokyti, sumokėti daugiau, brangiau ir nupirkti brangesnį daiktą. Tai dabar šitą video aš noriu tokį rašyti, kad nebūtų kažkokį nesupratimų kitiems žmonėms, kurie planuoja ateičiai arba dabar jau planuoja įsigyti šilumos siurblį Oras tipo. Tai dabar žiūrėkit, mano patarimas, čia aišku nėra kažkokia kaip tokia, taisyklės. Čia patarimas iš mano pusės, patarimas dėl to, kad jau praėjo nemažai metų, kaip mes dirbam su šilumos siurbliais ir Oras ir Oras vanduo tipo. Ir dabar mano patarimas tiems žmonėms, kurie žiūri, nori įsigyti šilumos siurblį. Ir aš manau, kad šitas patarimas jums padės sutaupyti ir pinigų, ir nervų, ir jūsų abejonių nuskleis, bet, kaip sakoma, aišku, pasirinkimas grinai turi būti iš jūsų pusės, nes jūs pirkėjas. Bet ką galiu pasakyti iš savo pusės? Žiūrėt, yra keletą variantų. Pirmas variantas, sakysim, žmogus sako, kad man šilumos siurblį tik reikalingas tokiam laikotarpiui, kada dar nepajungtas yra centrinis šildinimas, tai yra rudenį ir pavasarį. Kada dar, kaip sakoma, pavasarį jau atjungia centrinį šildinimą, bet dar visoka laukia, būna šaltų nakčių ir nelabai jaukų namuose, norisi šilumos. Arba rudenį, kada jau šalta, bet dar nespėjo pajungti centrinį šildinimą. Tokiu atveju galima įsigyti paprastą kondicionierį, kuris tam parašyta iki -15 šildo, bet tai faktiškai mūsų klimatoj jis kažkur gali šildyti iki -5, po to gali būti problema dėl jo apšalimo išorinio bloko. Kitas atvejas, kada žmogus sako, aš noriu šildytis ir žiemą, bet čia bus ne pagrindinis mano šildymo, kaip sakoma, renginys. Aš turiu arba ant pečių turiu, arba kieto kuro katilas turiu, radiatoriai pas mane ar grindinis šildynimas, arba pas mane židinys yra, kuris dažnai naudoju, bet aš noriu tokią papildomą funkciją, sakysim, kad jeigu aš grįšiu vakare po darbo, man nereikia staigiai bėgti į katilinę, kūrenti, kad namie labai šalta, o aš grįžtu pas mane šilta, faina namie, aš pakūrinu tada pečius, atjunginėju šilumos siurblį Oras ir tam, kaip sakoma, jau nuo pečio eina šiluma. Arba ryte aš atsikeliu, sakysim, šeštadienį, sekmadienį, man irgi nereikia iškart bėgti kūrenti,
pakurianti, kadangi atsibudu ir man šalta, o aš galiu komfortiškai dar ten paskaityti žinias kažkokias, pažiūrėti televizorių, tada jau nueiti pakurianti tą pečius ir kad mane palaikytų pastoviai gerą komfortišką temperatūrą. Ta prasme, kad šilumos siurblys oras būtų kaip pagalbininis kažkoks prietaisas, bet ne pagrindinis šildymas žiemai. Tokiu atveju galima įsigyti šilumos siurblį, kuris ten bus parašyta iki -22 iki -25 laipsnių. Bet jeigu jūs norit kūrenti visą žiemą kaip pagrindinį šaltinį šilumos, tai aš jums labai rekomenduoju įsigyti būtent tą prietaisą, kurį yra parašyta iki -30 laipsnių. Kai kurie sako, kam aš čia pirksiu, pas mus nėra tokių šalčių, nors dabar šitą žiemą, kuris buvo, tikrai parodė, kad gali būti ir gana šaltokų žiemų. Bet žmonės sako, kad -30 pas mus nebūna, čia nesąmonės, man užtenka iki -20, bet čia, žinokit, nereiškia, tik jeigu parašyta, kad -25 jis efektyviai šildys iki -25, a -30 iki 30. Tai dar reiškia apie tai, kad šitas prietaisas, kurie ten nurodytas jau gamintojai iki -30, reiškia jis daugiau paruoštas šildinimui, efektyviam šildymui, būtent didesniems šalčiam. Jis daugiau pritaikytas šildyti kaip pagrindinis šilumos šaltinis žiemą ir mūsų klimatui atitinka. Ten yra storesnis šilumokatis. Ten yra dažniausiai 2 pakopų yra kompresoris. Ten jau, kaip sakoma, efektyviau daugiau šildo. Jis daugiau pritaikytas šildymui, jums efektyviau jis prišildys jūsų patalpą, jis ten jau tiksliau nustatytas tas daviklį temperatūrų, visa kita. Čia nėra tik vienas parodymas parašyta, kad iki -30 ir viskas. Ir jis praktiškai nikom nesiskiria nuo to, kuris yra pigesnis iki -25 ar ten iki -22 nurodytas. Tai kad, aišku, šitas renginys, kuris iki -30 nurodytas, jis bus brangesnis. Jis ten gali būti brangesnis ir 300 ir 400 eurų nuo įprasto. Ir kai kurie žmonės galvoja, kam čia permokas, 400 eurų, čiagi pinigai, bet, kaip sakoma, dažnai, kad skupas moka 2 kart. Ir dėl to aš siūlyčiau jums irgi, aišku, čia jūsų pasirinkimas, jūs galite pasirinkti kitaip, čia jūsų pinigai, jūsų sprendimas, bet aš siūlyčiau, jeigu jūs norit naudotis šilumos siurbliu oras tipo kaip pagrindinį šildinimą visą žiemą, tai būtinai reikia žvelgti ir sumokėti brangiau, daugiau pinigų, daugiau investuoti, bet nupirkti tą įrenginį, kurie parašyta, nurodyta iki -30 naudojimą. Jūs tikrai liksite patenkinti daugiau, nepirksite pačią pigiausią įrangą ir po to jūs būsit, kaip sakoma, nusivylę. Tai kad kam geras buvo patarimas, statykit laikus, užsirašykite šitą kanalą, tikrai stengiamės duoti daugiau jums patarimų, daugiau informacijos apie įrangą, apie kažkokius niuansus ir iki sekančio karto iki.